Labas vakaras ir štai, kol mano katinukas kvepuoja pievų į gryną orą kartu su manim, noriu padaryti užduotį, kurios nepadariau vakar. Taigi apie komforto zoną. Iš tikrųjų, komforto zoną, jo, mes suprantam kiekvienas įvairiai, bet man didžiausia komforto zona, nepaisant to vietos, kurios aš dabar gyvenu, nepaisant artimų žmonių, žmonos, katinėlio, bet didžiausia komforto zona sukelia atmosferą tuomet, kai grįžti namo, į savo gimtinę, į Ukmergę pas tėvus. Tai tuomet yra didžiausias komfortas iš tikrųjų, tada pamiršti visus darbus, gali pamiršti visus stresus, visą tai, kas tau kelia nerimą ir panašiai, nes tiesiog nusiramini, tau mama padaro ryte pusryčius ir tu jautiesi taip tarsi grįžo tos dienos, kai jau į mokyklą ir tarsi ir naujas restartas. Taigi tiek apie komforto zoną ir iki sekančio video.